Aš, Derybų Saltai kūrėjas, Darius Rupšlukis. Šiandien trumpai, kas turėtų įeiti į tą mano paruoštukę, tai yra į pokalbio planą. Tai aišku, pirmas dalykas, imu popieriaus lapą ir susirašau. Tai pirmas punktas, aišku, yra pasisveikinimas. Kai kuriems žmonėms tai atrodo, kad visiškai yra neaktualu, bet irgi yra tam tikrų subtilybių. Tai yra, savo pasirašant tam, labą dieną, tai yra kaip aš sveikinsiu, ar ten labas rytas. Vakare, matyti, rečiau skambina, bet gali būti, kad parašysiu ir labas vakaras. Esu turėjęs atveju, kai žmogus susirašo pokalbio planą, neparašo labą dieną ir pradeda skambinamas iš karto nuo sekančių žingsnių, net nesakydamas labą dieną. Tame punkte būtų rekomendacija išvengti žodžio sveiki, nes apeliacijos į sveikatą daugumą etiketo žinovų rekomenduoja nenaudoti. Kitas dalykas, aišku, po pasveikinimo mandagumo klausimas. Ar galite kalbėti? Pardavimus aš anksčiau gudraudavau ir klausdavau, kiek galite kalbėti. Ir pagal tai, kaip atsako, ten trumpai arba negali, aš matau, ar galiu toliau tęsti pokalbį, ar man geriau yra susitarti su juo dėl sekančio laiko, kad aš jam galiu paskambinti, kad jisai bus labiau pasiruošęs. Nes naudoti tą gudrybę, kad neklausiu to mandagumo klausimo ir maždaug pasakau labą dieną, pristatau ir iškart kalbu, yra šansų, kad aš nematydamas jo galiu ir net nepajausti, kad jisai manęs neteidžiai klauso. Tai yra, aš savo litaniją sudėliojau, jis pokalbio pabaigoje sako, dėkoju, iki malonaus, kada nors aš jums paskambinsiu. Tokio rezultato mes nenorim. Tai trumpas tas prisistatymas neturėtų būti irgi tenai PowerPoint'o 58 skaidrės, tai yra 2-3 sakiniai. 2-3 sakiniai maksimum, 2-3 sakiniai, aš kaip kuriais atsakau, būtų geriausia šis vienas sakinys 3-4 žodžiuose. Trumpai pasakau, ką mes ten kaip veikiam. Aišku, tada aš vis dar rekomenduoju pateikti poreikio nustatymų klausimus, kurie prasideda kas, kur, kaip, kada. Neklauskit, ar dažnai naudojatės? Ne. Ir ką mes gauname iš atsakymų? Jis taip. Ką mes gauname iš atsakymų taip, ką gauname iš atsakymų ne. Čia mes norim nustatyti poreikį, dėl to mums reikia paklausti, kaip dažnai naudojate, kur naudojate, kiek naudojate ir panašiai. Ir aišku, tada, reaguodami tai, ką mes gauname iš klausimų, jeigu sako naudojame, kartais ten žiūrim tą, aš pateikiu pasiūlymą. Ir koks yra mano tikslas, galutinis. Pagal tą tikslą aš formuoju pasiūlymą. Jeigu mano tikslas yra jaunas jūsų pasiūlymas, sakau, kadangi jūs sakėte, kad naudojate, kad kartais aš jums atsiųsiu pasiūlymą, kurį galėsite įvertinti. Jeigu aš matau, kad man vis tik yra kontraktas didesnis ir reikia susitikti, aš formuluoju, kadangi jūs sakėte, kad naudojate, aš turiu pasiūlymą, kada galim susitikti. Kai kuriais atvejais, aišku, galbūt kviečiu pas save atvarse, kai kuriais atvejais važiuosiu pas jį. Tiesa, priklauso, koks mano pokalbio tikslas. Ar aš jam siūsiu pasiūlymą, formuluoju apie pasiūlymą, ar aš parduosiu, jeigu tai yra nedidelė kažkokia prekė, aš negaliu parduoti iš karto telefonu, ar aš parduosiu susitikimą. Dažnais atvejais Lietuvoje mes esame orientuoti santykius, dažnais atvejais didesnį kontraktą reikia pirmiausia parduoti susitikimą, nuvažiuoti pas žmogų, pamatyti jo akis, tai yra jis turi pamatyti mano akis ir tada jisai labiau linkęs yra priimti teigiamą sprendimą. Tiek būtų šiandien ir lauksiu jūsų seminare 7 pardavimo telefono metodai. Iki malonaus.